Taigi, praeitoje pamokoje mes išmokome suskaičiuoti matricos eilučių vidurkius, stulpelių vidurkius ir ką dar išmokome? Ir išmokome tos vidurkius sukrauti į masyvus, tai yra į sąrašus. Štai pavyzdžiui, funkcija show m jau buvo duota, mes dar pakūrėm mokinių vidurkių skaičiavimo funkciją, iš eilės ima kiekvieną eilutę ir jos vidurkį deda į sąrašą. Append prideda į sąrašą ir grąžina sąrašą, kurį paskui galima vėl kažkur naudoti. Taip pat kontrolinio darbo vidurkis, tai yra vieno stulpelio vidurkis, stulpelio numeris čia nurodomas ir čia pagal jį paimama reikšmė. Ir naudojant vieno stulpelio vidurkio formulę galima iš eilės pereiti per visus stulpelius pagal jų numerį ir suskaičiuoti kiekvieno stulpelio vidurkį ir jos taip pat sukrovus į sąrašą grąžinti. Dabar tuo naudodamėsi galim pradėti kokias nors įdomesnės manipulacijas. Pavyzdžiui, mums reikia surasti prasčiausiai parašytą kontrolinį darbą. Jo numerį surasti ir grąžinti, aišku. Va čia res. Gerai, res. Tas mūsų bus esminis rezultatas, šiuo atveju nebe sąrašas, bet mažiausias numeris. Galima taip. Nesvarbu, tebūnės, taip. Minimalaus vidurkio numeris, pavadinsiu. Minimalaus vidurkio numeris. Taip, ir dabar mums reikia vėl peržengti iš eilės visus kontrolinių darbų vidurkius. Mes galim pradžiai juos į sąrašą surašyti, KDV, kontrolinių darbų vidurkiai. Čia mes pasinaudojam tą funkciją, kuri mums paruošė sąrašą ir turime vidurkių sąrašiuką. O sąraše rasti mažiausią reikšmę mes jau kažkiek tai mokam, bent jau kažkada mokėjom. Mums reikia iš eilės perrinkti visus elementus, tai yra visus kontrolinius darbus, jų vidurkius ir ieškoti mažiausio. Min V. Mažiausia reikšmė paskui mažės, pradžiai jai sukuriam tokią, kuri galėtų mažėti. Galim 11. O pradinis numeris mažiausios reikšmės, jis gali būti netgi none. Kol kas jam nieko nepriskirta, tai reiškia. Į jį turėsime įsidėmėti tam, kad galėtume grąžinti ne tik kontrolinio darbo mažiausią vidurkį, bet ir jo numerį. Kelintas buvo tas prasčiausias kontrolinis. Dar atsiprašau. Truputį aš pakeičiau duomenis, kad būtų išvengta vieno nesusipratimo. Sukeičiau čia stulpelius, kai buvusi reiškia KD1 ir KD2. Ir dar vieną skaičiuką pakeičiau. Bet iš esmės viskas veikia. Gerai. Dabar mums iš eilės, imant kiekvieną kontrolinį darbą, reikia palyginti. If KDV, čia aš parašysiu gal trumpiau, nori tiesiog. Tokio iš eilės einančių numerių yra mažesnis už mūsų turimą minimalų vidurkį, tai mes tada įsidėmim naują mažiausiojo vidurkio reikšmę. Ir dar įsidėmim numerį. Minimalaus vidurkio numeris yra dabar tas mūsų einamasis numeriukas. Ir ką, perėjus per tą sąrašą, jisai suras mažiausią galų gale ir jį čia gali atspausdinti. Atspausdinam ir numerį, ir reikšmę, min V. Ir grąžina mums būtent numerį, kelintas buvo blogiausias. Pabandom iškviesti funkciją. Ir čia galim netgi prisiskirti, jeigu labai reikia blogiausio numerį. Taip. Galim netgi iškviesti įdomesniu būdu su sekimu pažingsniui. Čia
įeina į funkcijos vidų. Tinkšt. Oi, m be reikalo, čia m palikau, reikėjo p, nes mūsų pažymių matrica yra p. Taip, įeinam į funkcijos vidų. Pradžiai matome, kad čia bus, nieko dar nematom, tai jūs pamatysime. Štai. Čia galima būtų dar į funkcijos vidų įeiti, tai jis persikeltų į vidurkių sąrašo funkciją, bet mes to nedarysim. Peršokam, step over ir galim tik pažiūrėti, ką sugeneravo. 8, 7,6, 8,2. Yra tokie vidurkiai. Nu ir gerai. Ir dabar iš eilės tikrins, kuris yra mažiausias. Taip. Numeris yra 0, galima dar kažkur čia kintamosius stebėti, tik čia jų daugokai. Bet gal mums kaip tik, va čia visų nebūtina, mums svarbiausia bus lokalus. Štai kitų net nežiūrim. O, čia irgi biškai dar mažiau paliekam. O, kontrolinių darbų vidurkis, čia numeriai, čia reikšmės, visa matrica, čia viskas matosi. Gerai, n yra 0. Minimali reikšmė kol kas 11. Jeigu reiškia, to numerių elementas yra mažesnis, o jis yra kaip tik 8 dabar, tai minimalė vidurkį priskiriam 8, minimalaus vidurkio numeris pataps einamasis 0. Ir dar kartą pažiūrim, 7,6, dar mažesnį radom, nu ir gerai, dar mažesnį priskyrė. Ir dabar tikrins, ar paskutinis elementas yra didesnis už minimalų vidurkį. Ogi pasirodo, kad netinka ir ciklas baigėsi ir mums atspausdina, čia galim sužinoti, ką atspausdina, blogiausio kontrolinio darbo numeris 1, o reikšmė 7,6. Ir grąžina. Reiškia, dabar blogiausio n yra vienetas. Tai yra, kad vienas buvo prasčiausias. Taigi, kai surandame blogiausiai parašytą kontrolinį, mokytojas jį leidžia perrašyti. Čia žinom jo numerį. Bet ne visiems apsimoka jį perrašyti. Apsimoka tik tada, jeigu perrašydamas gausi didesnį pažymį negu turėjai. O prognozija yra tokia, kad perrašydamas moksleivis gauna tiek, koks dabar yra jo vidurkis. Atsimenat, moksleivių vidurkių sąrašą mes čia kažkur jau spausdinom. Mes čia mokinių vidurkiai. 7,3, paskui 8, 6,3, 8 ir 10. O, ne čia, blogiausio, tai yra kontrolinio šito pažymiai yra čia, tikšt. Tai, kad būtų lengviau įsivaizduoti, kas dabar darysis, mes pasidarom taip. Čia yra mokinių vidurkiai ir čia matosi reiškia to kontrolinio pažymiai. Ir galima palyginti dabar vizualiai, kuriam mokiniui apsimokės perrašyti. Šitam apsimokės, nes jis vietoj 5 gaus 7. Nes bus apvalinama į mažesnę pusę. Taip, čia vietoj 10 gautų 8. Nu tai neapsimokės, nes 10 geriau negu 8. Taip, 6 ir 6,33 bus apvalinta į 6, tai irgi jokio skirtumo. 6 ir bus 6. Iš 7 į 8 apsimoka, iš 10 į 10 jokio skirtumo. Tai va toks principas. Dabar kaip čia viską sukalkuliuoti? Iš principo, čia galima matyti numeraciją čia ir čia. Ir reikia ją taip šiek tiek pažiūrėti ir pamedituoti, kol suvoksite, kad eilutės numeris mums pasakys iš karto mokinio numerį ir pagal jį rasime tiek jo pažymį iš to perrašomo kontrolinio, tiek jo vidurkį. Tik čia tas mokinių vidurkių sąrašas išvardintas tulpeliu.
bet jis gali būti savo ir išguldytas eilute, vis vien pagal tą patį numerį mes pasieksime atitinkamą elementą. Va čia 1,8 čia, o čia čia. Ir matricoje, kaip žinia, kiekvieną elementą galima pasiekti nurodžius eilutės numerį ir stulpelio numerį. Pabandom parašyti. Taip. Turim blogiausią tą perrašomą kontrolinį. Galim čia dar numerį prirašyti. Ir dabar iš eilės perinksim visus mokinius. Čia galim atkomentuoti. For mock_nr in range mokinių skaičius. Taip, mums čia siūloma štai tokius kintamosius susiorganizuoti. Dabar reikia patikrinti, ar apsimoka perrašyti. Jeigu jo turėtas pažymys, gerai, jeigu jo vidurkis, o vidurkį mes irgi čia gausim mokinių vidurkiai, mes turėjom, atsimenat, čia funkcija mock vidurkiai. Aš čia nukopijuosiu tą progą. Mock vidurkiai. Kažką ne tą nukopijavau. Taip. Mock vidurkiai ir M. Šiuo atveju pas mus yra matrica jau turima. Jeigu mokinių vidurkiai pagal mokinio numerį yra didesnis už turėtą pažymį, matricoje esantį eilutę pagal mokinio numerį ir stulpelis pagal perrašomo kontro numerį. Matricoje eilutės numeris, stulpelio numeris. Tada jau galima bandyti išsiaiškinti, ar perrašinės. Ar perrašinės lygu true. Kas čia per vidurkis? Vidurkis tai yra tas mokinio vidurkis. Nežinau, ar čia būtina jo buvo. Galima buvo taip padaryti, kad būtų lengviau susivokti, mažiau griozdiška atrodytų išraiška. Susirandam atskirai mokinio pažymį už tą kontrolinį ir atskirai vidurkį. Ir tada juos palyginti bus gražiau. Jeigu vidurkis daugiau už pažymį, tai perrašęs gaus daugiau. Tik dar niuansas, kad vidurkis pas mus bus apvalinamas suapvalinti mažesnę pusę. Tai vidurkis int. Int reiškia integer, sveikų skaičių paverčia, jeigu skaičius būna su kableliu, ir nukerpa jam reiškia galūnę. Round irgi suapvalina, bet int padaro tiksliau. Jeigu netgi būtų 6,666, jis vis tiek nukirptų ir liktų tik 6. Ir paleidžiam. Dar else prašom. Else ar perrašinės lygu false. Aha, ten dar buvo nebaigęs dirbti. Taip. Ir nieko čia neparašė, nes neiškvietėm dar tos matricos, tiksliau tos perrašymo funkcijos. Ir pabandom. Taip, ir čia išvardina. Reiškia, mokinio numeris nulinis perrašinės, nes iš 5 į 7. Čia paskui neperrašinės iš 10. Paskui čia irgi 6 į 6 neperrašinės. Ir taip toliau. Na, ir jeigu perrašinės, tai pasikeis jo pažymys ir reikia jį pakeisti matricoje. Tai jeigu perrašinės, mes paimam to mokinio, to kontrolinio darbo matricos elementą ir priskiriam jam štai naują mūsų tokį skaičių. Ir dabar po šitos funkcijos galim padaryti show p ir pamatyti, ar pasikeis matrica ar ne. Ir paleidžiam. Taip, čia yra galutinė matrica, čia yra pradinė.
ar tas penketas